išlūžo man, va šitą detalę čia išlūžo. Kodėl ten mano klaviatūros smėlį pili? Nu? Kaiminėlį suvirino, o šiam medaus savo ir savo šitakį džiuvinklą. Ir visi tikiuosi laimingi. 1 valandą užmigau. 6 atsikėliau, kaip ir dažniausiai. Bet neskrolinau prieš miegą, o dariau logotipą. Dariau. Aš piešti pats tai nemoku, bet aš maždaug žinau, kokios aš noriu vaibas. Ir čia GPT nusipirkęs ten subskripciją, sakau, padaryk taip. Ne, pasikeik, ne taip, čia tą. Ne, dabar pakoreguok, dabar čia variacijų daugiau čia. Dabar čia 4 valandas. Nu tai aš dabar atsikėliau 5 irgi pasėdėjau. Dar 3 valandas ir pasižiūrėkit, koks variantas. Dar būtų galima tobulinti, bet jau teikia džiaugsmą. O tobulumo ribų nėra. Jau kaip teikia džiaugsmą, tai ta vieta, kur gali ir sustot. Taip darau tą pirtį, kad jau teikia džiaugsmą, tai gali ties čia ir sustot. Štai neteikia man džiaugsmą. Dar nepakankamai gerai. Tobulinu, ieškau. Teikia džiaugsmą. Gerai. Spalvotas truputį geriau žiūrisi, bet koks printeris yra toks. Prašom logo, 4 valandų darbas. Čia prie padarė? Ar mama? Papjaustė. Prie vynioja viską, tada prie cukrinį apjaustė. Ir mes jau valgom savo salotas iš savo daržo. Atvažiavom dar kartą pasižiūrėti, nes praeitą kartą užbatė mums būtent šitas stilius patinka. Nes prieš tai tos va tokius žiūrėjom. Gėlą neina perteikti, bandau nusifotinti, kad namo parsinešti, labai kitaip filmuoja ir fotkinam, bet šita tokia yra marga, šita to lygi, tai ta marga yra gerai. Kai visą laiką plankom pakeliu į dažų namai ir paėmė mėginuką, pamiršau kokią spalvą, nes mano renakolis mylimas neturi, bet pažiūrėkit, noriu ką parodyti, va čia yra saulė šutina, ne? Bet yra šiaušta, neabliuota lenta. Visiškai kai nauja, čia belė kiek metų jau, tai yra dažyvė, tai ne dažas, tai turėkite omeny, kad jos nėra skirtas 100 metų kaip dažas. Ir ta pati dažyvė ant obliuota, matot, jau nori atsilūpti. Daugiausia va šitie du, ne? 3 šitie atspalviai daugiausia atlaikė. Bet va, jau jinai tokia, jau šiaušiasi, jau saulė suvalgė ją. Gerai, čia tokios plokštės, čia turiu 11 pasiėmiau, dar namie kelias turiu. Pagaliau pradeda judėti mūsų namo apdailos lauko darbai. Čia bus pamatų imitacija. Naują parduotuvę išbandysim. Medžių idėjus kažką rekomendavo iš jų. Pažiūrėsim, ką jie gerą turi. Ilgai galvojau, ar dėti toks yra stiprus tinklas nuo odų skirtas. Ar dėti metalinį iš aliuminio austą. Tai žiūrėjau, tas austas dvigubai brangesnis metalinis, bet metalinį paėmiau 200 eurų visam fasadui. Tiek vabalai nelys, tiek kažkiek tą matomumą pridengs, kad tas baltas nesimatytų, bet jį reikės dar dažyti. 2 dienas po parduotuvės, po 6 valandas. Dabar čia grįžęs bandymą dariau, su kokio grąžtu greičiausiai gręžiasi. Turiu tokį plunksninį, turiu bukų tokio tipo. Šitie yra gan pigus, tai šities vienareikšmiškai gręžia greičiausiai. Tik aišku, ir storio tokio neturiu. Kažkaip gal dėl to, kad jie labai gerai šalina drožnes, dėl ko. Kitas dalykas, žiūrėk, kad užsidėjau tokią ir varžtas. Paprastas konstrukcinis klimo varžtas čia radaus ir tiesiog pašveičiau. Ir dabar temperatūrą atspariais dažais pabandysiu dažyti. Grįžo mano mergas iš Maltos, vakar vaikas paslydo į stalo kampą. Ten lūpas, prakirstas, dantis, krūminas, tai atvažiavom. Kad patikrintų, ar ten nepasižydė kažkas, nes dantis tai kaip ir vietoj, bet...
Rijos gimtadienį, pažiūrėkit, kiek yra čia karštam patiekalui. Gerulis. O vaikeli, kur mes čia atvažiavom? Šiandien mes susukom į pirties dieną, čia toks festivalis vyksta. Ir čia tiek įdomių dalykų rasim. Čia daug pirčių yra ir galima jose įsimaudyti. Buvo labai įdomu, kaip jie padarė 100-vietę pirtį, kuri mobili yra. Tai labai paprastai, tiesiog didelė palapinė. Tai nebuvo užėjęs, bet ten tiesiog kažkaip turbūt gultas išdėliojo ir prikrosnis su akmenim pagrindinis svoris. Ir viską galim supakuoti. Va, kaip jinai atrodo. Wow! Wow, klausyk, iškasė duobę. Užkūrė tokį laužą. Oi, šlapia. Gerulis. Ir viskas dabar čia tarp sesijų, tokie gultai, o tarp sesijų vėdina. Wow. Mano programa bus skirta išvanuoti Gytautui. Gytautas yra mano kaimynas, jis yra karys, kovoja kalavijais. Mes dažnai vienas kitą vanuojam. Šį kartą bus programa intensyvesnė. Gal toks unikalesnis dalykas, naudosiu sūdytas vantas. Sūdytos vantos bus ąžuolinės kaip pagrindinės darbinės, o beržinės skirtos nutrinimui su palikta druska. Kitos vantos bus raudonasis ąžuolas. Būrelis biškai jau pagedo, nusprendžiau nebandyti jokių pirtelių, nes čia galima, o tas čempionatas, tai čia vyksta, reiškia, yra vanojimo, yra komisija sėdi, čia dalyvauja dabar 6 meistrai, jie atlieka vanojimą, komisija stebi, profesionalų lygą ir vyksta tokie 3 pusfinaliai iš viso, tai čia vienas iš jų. Kiekvieno pusfinalio nugalėtojas keliauja į mega finalą Lietuvos ir tampa Lietuvos vanojimo čempionu. Nežinau, ar toliau yra kažkokie tai pasauliniai tie vanojimo, bet iš vis turbūt ne visi net girdėjo, kad tokie dalykai egzistuoja. Kieno šiandien gimtadienis prie? 3 metai tau, jo? Pažiūrėk, kaip tau Kamala Krišna čia visko prigamino, čia yra 70 žmonių iš Brazilijos, specialiai braziliškus, ką jis čia daro. O, dievuliau, pažiūrėkit, kiek čia visokių podų. Čia ne podukai, čia dideli podai. Big messy, you making video big messy. O, dievuliau, mano, žiūrėk. Prie, užteks gražiai visiems, ar ne? Ir ką, aš čia kažką čia darau? Šimtus tokių smulkmenų, pavyzdžiui, gal renkuosi tarp 10 mm tarpo ir 12 mm tarpo gultui. Tai čia atsinešiau, prasitestavau, 12 mm kentėt galima. Kuo mažesnis tarpas, tuo komfortabiliau gulėt, bet didesnis tarpas lengviau valyti. Ir labai svarbu, kvėpavimas, tas garas gali vaikščioti. Oh my god, kaip įsigandau meilę. Čia tikras ar netikras? Tikras. Tikras? Šiek? Čia iš matos buvo šį parsivežiau. Nu gal. Nes aš pakopinę radau. Tell me, is it really even possible? Will I ever find a reason to believe again? Trusting something physiological. Ne, žiūrėk, kiek jie čia priviniojo. Kaip čia išvinioti? I've ever known. I've been hanging on the hope blindly. Even through the smoke, I'll be finding hope rising. Walking through a world on fire, but we won't give up fighting. Even Pažiūrėk, kokį eksperimentą padariau. Čia yra, išardžiau seną sodo dekoracija, čia yra saulės panelė, maža saulės elektrinė, ją prijungiau prie šito daikto, kuris matuoja vibracijas. Ir paleidau pigią LED lempą.
Ir mes matom iš karto fiksuoja, kad jinai mirga, jos šviesumas stiprėja ir mažėja 100 kartų per sekundę, kas atitinka 50 Hz įtampą, nuo kurios yra maitinama, nes 50 Hz reiškia 50 kartų jinai krenta žemyn, 50 kartų krenta aukštyn ir 100 kartų būna ties nuliu. Reiškia būna minimumas ir maksimumas. Vat matom 99,9 Hz rodo. Tada mes įsuksime kaitrinę lempą 15 vatų. Kaitrinė senovinė, atsimenat, jau jas uždraustos yra, nes daug elektros naudoja, mažai šviečia. Va, mes matom tą vibraciją, jinai pasidarė labai tokia mažytė, vos matoma. Ir tada mes įsuksime jau kokybišką LED lempą. Taip, vibracija 0. Va, tai jums parodyti. Ne yra, bet kiek tai 4 mV labai maža. Reiškia, šitą beveik nemirga. Reiškia, kad jeigu eina kalba apie mirgėjimą, tai šitas geras LEDas, jis super nemirga, va, jauki tokia šilta šviesa, matot, krenta ant manęs, viskas labai fainai. Bet kaitrinės lempos spektras yra daug pilnesnis, CRI tai yra spalvų atkūrimas, yra tik kuo natūralesnės spalvos, kuo tikriau atrodo. LEDai turi labai didelį mėlyną tokį spaiką. Stipriai daug mėlyno šviesos, tuo tarpu kaitrinė lemputė, jinai tiesiog kaip žvakė, karšta žvakė, bet labai karšta žvakė, karštesnė žvakė, jinai turi šiek tiek mėlyno šviesos, bet nedaug. Aš turiu dar idėją ją su geru dimeriu pridimeriuoti, ne su paprastu dimeriu, kur mirga, bet su geru aukšto dažnio PVM. Aukštas dažnis, tas siūlas nespėja taip greit atšalt atvėsis, praktiškai nufiltruoja tas šviesos pulsacijas, o tas 100 Hz sumažinus jos įtampą, tada maksimaliai mėlynas spektras dingsta. Tas mėlynas spektras, jisai mums atsipalaiduoti miegoti neskatina. Jeigu mes žiūrim į kažkokias lempas, kur turi mėlyno spektro arba telefonų, mums sunkiau užmigti pasidaro. O jeigu naudoti kaitrinės lemputės ir jas prislopinti, tada gausis visiškai premium pirties apšvietimas, kurio tokio turbūt net nieks neturi, bet jau greitai turės. Žiūrėkit, kiek aš tų kaitrinių lempučių esu atsisiuntęs. Jie čia nuo 20 ir dabar dar kitų įtampų siūsiu eksperimentams.